Ačiū, ne. Žemės gyvybė negali egzistuoti be vandens. Nors vanduo užima 71% mūsų planetos paviršiaus, tačiau gėlas vanduo netrukus gali tapti didelę prabangą. Vis daugiau vandens suvartojama dėl didėjančio žemės gyventojų skaičiaus, ekonomikos augimo ir kylančio vartotojiškumo. Gėlas vanduo jau dabar dėl savo brangumo kai kuriuose šalyse vadinamas mėlynuoju auksu yra labai sparčiai senkantis šaltinis. Taigi šį kartą mes pasidomėjome, ar druskininkiečiai bei miesto svečiai mano, kad žemėje kada nors gali baigtis vandens atsargos. Teoriškai manau, kad gali, bet bent jau mūsų regione tai atrodo, kad vandens netrūksta. Ne, turbūt. Nemanau, iš tikrųjų, kad tai galėtų būti. Labai abejoju. Man atrodo, žemėje turbūt pakankamai dabar dar turime vandens. Tik aišku, klausimas, ar ilgai jisai bus švarus. Manyčiau, kad gali kada nors. Bet čia gal po milijonų metų kokių. Ne. O kodėl taip manote? Todėl, kad plotas vandens užima milijardų kubų. O kaip Jūs manote, kad padidėjęs žmogaus vartotojiškumas negalėtų tas atsargas išsekinti? Niekada. Tai aišku, kad gali už tai, kad mes šiuo metu labai netaupome, visi švaisto vandenį, paleidžia dušus, kai maudosi ir šiaip pilsto, tiesiog nevertinam už tai, kad turim jo šiuo metu gana nemažai, bet nesusimastom, kad gali vienas dieną tai baigtis. Manau, kad sunkiai. O kodėl tai manote? Todėl, kad tie šaltiniai yra atsinaujinantys, vanduo vis tiek yra išsivalo, jisai gruntuose. Gėlo vandens, ta prasme, jo, galėtų baigtis tikrai. Gali. Aš taip manau, kad gali. Nežinau, kaip galbūt moksliškai, bet aš manau, kad reikia tausoti ir gali. Gali pasibaigti laisvai. Nors daugelis tvirtino, kad vanduo yra vis atsinaujinantis ir nesibaigiantis šaltinis, tačiau beveik visi pripažino, kad tausoti ir saugoti vandenį labai svarbu. Pašnekovai papasakojo, kokie jų manymų galėtų būti patys paprasčiausi būdai taupyti vandenį. Įvairūs būdai. Kažkur per daug neprileis, kažkur nupilt, kažkur, tai be abejo, kad yra tų būdų. Šiaip stengiamės tausoti iš tikrųjų. Kad nebėgtų jisai, jeigu mes, tarkim, nenaudojam, kad kraną užsukti, tai visą laiką. Iš tikrųjų stengiamės. Šiaip pagrindinis dalykas, tai kad sakau, kad tas kranas be reikalo nebėgtų. Aš manau, tai yra, pats pagrindas turbūt. Kaip savaime aišku, kad neleidžiu labai daug vandens, nes bet kuriuo atveju tai kainuoja pinigus. Tai stengiuosi ir kad buitinė technika būtų ekonomiškesnė ir šiaip be reikalo vandens neleisti, žinoma. Paprasčiausi būdai yra tiesiog ar valantis dantis, ar plaunant indus, nepaleisti čiaupą ir leisti bėgti valandą, tiesiog labai efektyviai užsukti ir stengtis kuo efektyviau naudoti vandenį. Gal kai maudantis mažiau naudoti vandenį. Galbūt tausoti vandenį tai yra ir saugoti, gal dar tam aplinką visą. Būdai įvairūs. Pirmas būdas yra tas, kad pavyzdžiui, jeigu ką nors plauni ir kad neįsukinėt krano, tai reikia padėti indelį reikia padėti ir tas vanduo galima panaudoti paskui ar kokiam tualetui, ar paliet gėles galima, ar ką nors. Ir tai čia vienas iš būdų. Pavyzdžiui, prausiantis, kada tau nereikia muiluojasi rankas, galima užsukti vandenį, paskui valantis dantis vėl galima užsukti, paskui kai maudaisi po dušu vėl užsukti vandenį, nes tuo metu ganėtinai nemažai vandenio išbėga. Stengiuosi taupyti, bet manau, kad tas taupimas tai jis labiau apsiriboja galbūt vartojimu, kada vandenį naudoju ne valgiui, ne dar kažkam. Tiesiog daugiau kažkokiams buitiniams reikmėms, tai be abejo stengiamės. O kokiais būdais jūs tai darote? Kokiais būdais taupote?
Tai visų pirma, stengiamės nepalikti atsukto, stengiamės, jeigu nesinaudoja, visą laiką užsukti ir paprasčiausiai. Tarkim, plaunu galvą, išjungiu tą vandenį tuo metu, kad nebėgtų, ar tiesiog įvairiais būdais. Kaip manote, kokie dar galėtų būti naudojami būdai paprasti namuose sutaupyti vandenį? Na, būtent atsižvelgt, kiek to vandens, kiekio reikia, tarkim, paprasčiausias būdas verdant vandenį, taupant energiją, taip pat atsižvelgt, kiek būtent reikia to vandens pašildyti, nes dauguma žmonių pašildo daugiau, negu reikia jiems to vandens. Tiesiog išnaudoja, paleidžia pinigus vėjais, ta prasme, ir tą vandenį, tarkim, išnaudoja. Visą laiką taupau ir vaikus mokinu taupyti. Kad be reikalo daug neleistų, kad srovė būtų minimali. Šitaip. Nustatyta, kad net 70% vandens sunaudojama žemės ūkyje laistymui. Yra įvairiausių būdų, kaip galima taupyti vandenį. Vienas iš jų – lietaus vanduo. Lietaus vandenį galima rinkti į antžeminius arba požeminius lietaus rezervuarus ir naudoti jį buityje. Kai kurie iš pašnekovų pasidalino savo patirtimi, kaip lietaus vanduo gali būti panaudojamas buityje. Laukų plovimui pirmiausia, kosmetikai, laistymui gėlių, nepakeičiamas dalykas. Nu ir kas kiek sugalvoja, fantazijos reikalas. Čia yra labai sveikas, bet pirmiausia, suprantat, reikia, kad jis pirmas vanduo nutekėtų, nes ant stogų būna visokių cheminių medžiagų. Lietaus vandenį, aš manau, gal daugiau daržininkai naudoja daržams ten laistyti vasarą, o šiaip miesto žmonės, tai aš nemanau, kad labai kažkaip panaudotų ten tą vandenį. Tai galima būtų panaudoti šiaip valymui, visokiam grindų plovimui, sakykime, mašinų plovimui, o jeigu tam tikrose prietaisuose apdorojus, tai galima būtų ir netgi naudoti buityje. Lietaus vandenį galima būtų panaudoti, tarkim, daržam laistyti savo, sukaupti kažkaip nuo stogų. Turi pradėti architektai projektuoti namus, kurie iš karto būtų su lietaus vandenio panaudojimu. Tai ir laistymui, ir kanalizacijai, viskam. Nuo čia turi pradėti ir tuoj pat, sakykime, tuoj pat, net nelauk 20 metų, kada ten kažkas tai sako, atseit prasidės, kad architektai jau pradės planuoti, bet dabar turi būti. Tiesiog privaloma. Tai nėra labai sudėtinga ir aš nemanau, kad ten užims labai daug lėšų, kad suprantat, kad žmonės bestatydami namus iš karto padarytų tą dalyką. Vandens tarša yra labai rimta ir aktuali ekologinė problema. Teršiamas upių ir ežerų vanduo kenkia ne tik visai ekosistemai, bet ir pačiam žmogui. Ką reikėtų daryti, kad upių ir ežerų vanduo nebūtų teršiamas ir kaip prie to prisidėti turėtų kiekvienas žmogus? Na, pirmiausias dalykas, tai aš manau, kad reikėtų valymo įrengimus visur, kad paleisti, kad vanduo būtų visur valomas, nes, pavyzdžiui, čia pas mus Druskininkuose Nemune, sakykime, vanduo tikrai yra nešvarus ir tam reikėtų ir tarptautinio bendradarbiavimo, nes daug nevalyto vandens ateina iš Baltarusijos. Ir pačioj Lietuvoje manau, kad progresas labai didelis vyksta, bet jo dar tikrai daug reikėtų, ypač mažesnėse gyvenvietėse, manau, kad dar tikrai yra kur padirbėti. O ežerai irgi, aš manau, kad reikėtų prižiūrėti, ypač vasaros metu dažnai žmonės mėgsta automobilius plauti įvairius, tai tokius dalykus irgi reikėtų visiems nebūti abejingi ir neleisti šiuo atveju ežerų teršti ar upių. Nebeteršiu, nieko nemėtau į vandenį, nieko nepilu į tą vandenį, jeigu, tarkim, prie telkinių būnu. O šiaip ką, žmonės pirmiausiai tai turėtų paskui save visus daiktus susirinkti, tai yra šiukšlės. Ir be abejo, norint turėti gerą vandenį ten tuose ežeruose ar upėse, tai be abejo, bent ko nepilti ir aplamai nepilti į vandens telkinius, nieko. Tiesiog manau, kad nuotekos, kurios galėtų papulti, turėtų būti jom tvarkomas, kad jos nedaitų iki vandens telkinių. Todėl, kad nuo to chemikalų kenčia visa ekosistema ir žūsta organizmai gyvi
Tai, sakykime, žuvim kenkia ir paskui mes sužvejojam, sakykime, tą pačią žuvį ir tuos chemikalus patys vėl įsisavinam. Ir taip kenčia viską, ne tik gamta, bet ir pats žmogus. Reikia pradėti nuo pačių pagrindų, nuo pačių mažiausių. Tai turi būti žmonėms skiepijama jau mokykloje, turbūt nuo pradinių klasių. Aplamai apie aplinkosaugą ir apie visą taršą, kad tiesiog ne tik apie vandenį, bet ir neteršti, šiukšlinti, po save susirinkti, nepalikti ypač plasmasinių kažkokių ar ten baterijų, dar kitų dalykų, kurie labiausiai teršia aplinką. Aš manau, plaunant automobilį ar ten kažkokias atliekas pilant į gamtą, prie vandens telkinių, tai yra, ta prasme, žemė vis tiek viskas sugeria, viskas patenka į aplinką, tos medžiagos nieko gero gyvūnijai gamtai nedaro, aš manau. Na, o laidos pabaigai specialisto komentaras apie pačią vandens svarbą ir apie tai, kaip užterštas vanduo kenkia visai ekosistemai. Visų pirma, tai yra gamtos teršimas, būtent vandens teršimas tomis medžiagomis ir niekas užteršus vandenį, nieks tikrai nenorėtų tokiam vandens telkiniui maudytis. Be abejo, visos cheminės medžiagos turi tam tikrą poveikį aplinkai ir būtent mūsų supančią aplinką, neišimtis ir vandenį. Visose skalbimo priemonėse esančios medžiagos, tai yra fosfatai, chloro junginiai, turi negrįžtamą poveikį ekosistemams. Būtent fosforo junginiai sukelia vandens telkinių žydėjimą, dumblėjimą, kuomet nepatenka deguonis į vandens telkinį ir dėl to vandens telkiniai žūsta. Be abejo, chloro junginiai esantys skalbimo priemonėse įvairiuose cheminiuose elementuose taip pat turi negrįžtamą poveikį gamtoje ir dami sudaro organinius junginius, kurie yra labai patvarūs ir retai suskyla gamtoje. Jie kaupiasi tiek įvairių organizmų riebaliniuose sluoksniuose ir kartu patenka į žmogaus organizmą ir sukelia toksinės indikacijas. Automobilių plovimas irgi neišimtis, tai yra tikra tarša vandens telkiniui ir žmonės turėtų suprasti, kad sakykime, darydami gero sau, plaudami savo automobilį tikrai nedaro gero gamtai ir aplinkiniams. Vanduo yra pats didžiausias mūsų planetos turtas, kadangi didžiąją žemės dalį sudaro vanduo. Ir tikrai turime galvoti ne tik apie šiandieną, ne apie tai, kaip mes elgiamės, bet kas bus po mūsų, ką mes paliksime savo kartoms. Tikrai ne, ačiū, ne.